vakarais bei savaitgaliais. Gyvas miestas visada gyvas. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, bičiuliai, Gyvo miesto rubrikoje. Šiandien kalbėsime apie artėjantį savaitgalį. Ir mūsų studijoje šiandien pokalbis apie vieną spalvingiausių, mano nuomonė, vienas jaukiausių renginių vaikams. Ir tai jau 23-oji menų šventė Skambantis spalvų miestas. Šiandien mes kalbame su šio nepakartojimo renginio, taip galima garsiai pasakyti, organizatoriais Daiva Martikonytė, Justina Jočytė Orinienė ir telefonu Arūnas Vaitkus. Labadiena. Labadiena. Labadiena, sveiki. Na, štai ir kolega Arūnas prie mūsų prisijungia. Skambantis spalvų miestas 23 kartą. Sunku netgi įsivaizduoti, kad tiek laiko tęsiasi ši graži tradicija. Kaip, Daivute, per šį laiką keitėsi ir jūsų požiūris, ir pati šventė? Na, kad vaikai keičiasi, tai čia jau nieko stebuklingo. Kai pagalvoju apie šventės pradžią, tai tikrai su tokiu virpuliuku. Labai gerai prisimenu, ta šventė buvo prie fontano miesto sode. Mes dar buvom taip suplanavę, kad ant atbrailos fontano sėdės vaikai, pamirkys teptukus į fontano vandenį ir tapys akvarelę. O aikštelėje tuomet dar neatnaujintoj grojo styginių kvartetas. Dar dalyvavo tuomet ir dailės mokyklos vaikai iš konkorėžių, ten kažkokias darė instaliacijas, abstrakcijas, žodžiu, buvo labai irgi įdomi šventė, bet tikrai pirmoji šventė turbūt buvo. Nepasikeitė nuo pirmosios šventės iki dabar turbūt šiluma ir požiūris į vaikus ir tas kūrybiškumas. Ir manau, tai turbūt labiausiai ir pritraukė vis naujus ir naujus dalyvius. Vieną kartą pabandė mūsų partneriai, vaikų meninių veiklų vadovai, dažniausiai prisijungia ilgam ir visuomet, reiškia, dalyvauja. Kitas dalykas, kad su tais vaikais, su kuriais mes pradėjom šventę daryti, šiandien jau jie man atveda į šventę savo vaikus. Tai labai smagu. O kolegė mano Justina, prašau, su savo vaikučiais jau į kelintą šventę ateis šiemet. Gal žinokit, nuo gimimo, 7 metai, tai lopšelį jau nešiausi. Tai šiais metais irgi jisai, bent jau skrajutes, tai tikrai padalins. Šių metų tema Vaikų svajonių miestas. Tai kaip gimė ši idėja, Justina? Štai jau 7 metai keliaujate su savo atžalom į Skambantį spalvų miestą. Tai kaip tie vaikai mato tą savo svajonių miestą? Jį galima pasižiūrėti, jie klauso muzikos, tapo paveikslus, lipdo iš molio, daro visokius darbelius ir va, taip kaip jie mato, mes tiesiog matom tokį rezultatą, galime tiesiog vizualiai pamatyti. Beje, šiais metais Svajonių miestas truputėlį tokią įžangą turėjo, kartu su Senamiesčio mokykla ir jos abiems skyriais su Girinuku ir Pušinėliu. Šiais metais mes darėm tokį virtualų, ne tų pačių pavadinimų, bet tai vadinosi veikla kaip skamba miškas. Tai mes turėjome 13 pasirodymų, kur grojo vaikai kažkokią vaizdingą muziką ir 110 Senamiesčio mokyklos piešinukų. Tai šitą visą projektėlį galėsite vasarą pamatyti internetinėje erdvėje. Beje, mūsų studijoje kažkada viešėjo vienas iš jūsų talentingų vaikinų, kuris pareiškė labai paprastą genialią frazę: aš būsiu Čiurlionis. Tai aš iki dabar prisimenu tą frazę. Arūnai, kodėl jūsų nuomonė taip pat jau daug metų prisidedate prie Skambančio spalvų miesto organizavimo? Kodėl ne tik tėvams, bet ir vaikams svarbu turėti tokią kūrybišką ir gyvą miesto šventę, kurioje nėra formalių rėmų, kurioje yra betarpiškas bendravimas ir kurioje viskas vyksta, atrodo, čia pat tuo pat metu, bet kiekvienas dalyvis turi galimybę surasti tai, kas jam labiausiai patinka. Kaip jums atrodo, Arūnai? Man atrodo, kad kaip tik šiandien, šiuo metu, šiais laikais, taip galim sakyti, tai yra labai aktualu ir svarbu, nes prieš 23 metus tai buvo kaip ir norma. Vaikai ateina, stebi, kaip kiti atlieka tos darbus ir idėja buvo tokia, kad pamokom, o paskui visi atėję patys bando padaryti. Šiai dienai, kad mes dažniausiai matome vaikų rankose tapšnoklius, tai jie nebemoka kurti.
Tai būtent šita šventė yra tai kūrybinė išraiškai, kad mūsų miesto ir svečių atvažiuoja iš kitur vaikai ir suaugę, kad pamatytų, kad galima patiems pabūti ir vaikais, ir kurti, piešti, tapyti, šokti, lipdyti, konstruoti, pasigaminti, įkišti rankas į modeliną. Tai yra svarbiausia - pajusti pačiam, o nelaukti, kol padarys. Arūnai, šventėje visada netrūksta ir spalvų, ir kūrybinių veiklų, įvairių edukacijų, bet per daugelį metų, ko gero, pastebėjote ir jūs, kokios veiklos dažniausiai įtraukia vaikus, nors aš suprantu, kad tai priklauso ir nuo amžiaus, tą patį klausimą aš ir Justinai adresuosiu. Tai, Arūnai, jūsų nuomonė, kas labiausiai traukia tą jaunąją kūrybingą kartą? Mano manimu, tai traukia viskas. Visa tai, ką aš pats stebiu ir matau, jūs klausit, Liudai, kaip viskas tas vyksta. Kiekvienais metais mes su Daiva taip trumpai pasikalbam. Darom, pauzė, darom. Ir darom toliau. Ir šiuo atveju mes matom, kad yra dėl ko stengtis ir dėl ko daryti. Atvažiuoja ne tik tais jau buvusių dalyvių vaikai, bet atvažiuoja kai kurių net ir giminaičiai, žinodami šitą šventę. Tai tikrai yra dėl ko džiaugtis ir stengtis, o tos veiklos įvairios. Vieni galbūt atvyksta pajudinėti, pasižiūrėti, galbūt išbandys pirmą kartą atsisėsti ant žirgelio, na, kitiems smagu į modeliną rankas įkišti, robotikoje, pasigaminti žaisliuką, ženkliuką, pasikeisti kažkuo tai, paragauti herojų kavos ir taip pat, o daugumai turbūt ateina tėveliai, seneliai pasidžiaugti, kaip šoka baletą ir groja simfoninio orkestro atlikėjai. Jų vaikai ir jų anūkai, tai Arūnai, jūs žvelgiate iš suaugusio piedestalo, bet štai Justina puikiai žino, lankydamas į šventėje, kągi jos vaikai labiausiai pamato, pastebėjo ir į kur įsitraukia. Tai kaip, Justina, išduokit tas paslaptis? Muilo burbulai. Taip, muilo burbulai visada yra gražu, bet tai irgi kūrybiškumas, svajonė ir tas trapumas, bet muzika šventėje visada užima ypatingą vietą ir čia be jokios abejonės simfoninio orkestro Svajonė pasirodymas. Aš pats puikiai prisimenu, kai skambančiame Spalvų mieste teko pasėdėti tarp orkestrantų ir ši idėja iš tikrųjų tuo metu buvo labai tokia įdomi, smagi ir tęsiasi iki dabar. Daivute, kaip kilo ta idėja, kad štai šventės metu tarp simfoninio orkestro muzikantų atsirastų ir žmonės, kurie galbūt niekada rankose instrumento neturėjo? Sunku pasakyti, kažkaip labai natūraliai, labai spontaniškai. Mes pačią pirmą šventę, man atrodo, padėjom tų laisvų kėdžių ir pakvietėm iš publikos pažiūrėti, kaipgi ten iš vidaus tas orkestras atrodo, ką ten veikia dirigentas, kuris nusisukęs į publiką būna koncerto metu, o ką jis sako ir ką jis ten rodo tiems muzikantams. Tai va čia ko gero taip. O dabar aš labai džiaugiuosi, kad mes dar išvystėm ir tą kitą pusę, parodom, nuo ko prasideda pirmosius žingsnius muzikos mokykloje. Ir per šią šventę taip pat pamatysime daug mažų atlikėjų. Jau vien tai, kad jūs pamatysit mergaitę, kuri ūgio, nežinau kiek, jai ten metukų 7 ar 8, bet jinai groja kontrabosu. Ir jinai gros kontrabosu kartu su savo mokytoja. Tikrų kontrabosu? Taip, tikrų kontrabosiuku. Kadangi kontrabosiukų mes taip pat turim įvairiausių dydžių. Nuo pilno iki 1/8 kontraboso, gal net yra 1/16, nežinau. Žodžiu, turim puikią mokytoją Samantą, kuri mokina kontrabosistus ir berods jau net 5 mokinius turi. Vienas jų jau groja orkestre pas mus po 2 metų studijų. Žodžiu, viskas labai neblogai sekasi. Taip pat violončelininkės mažos, taip pat pasirodys smuikininkės, akordeonai ir dar turėsim dainininkų iš Šaltinėlio Lopšelio darželio ir Šaltinių progimnazijos. Turėsim dainininkų ansamblį. Jie 2 metus prisijungia irgi be galo džiaugiasi mūsų šventė. Ir dar turiu pasakyti visgi, kad prie šventės sėkmės
turbūt labai prisideda mūsų aktorė Eglė Juškaitė, kuri veda ir yra tikra šitos šventės šeimininkė, tai jinai Laumė burtininkė. Tikra miško fėja. Miško fėja. O šiemet išduosiu paslaptį. Šiemet miško fėja neatvyks, bet už tai atskris išmintingoji miško pelėda. Dienos metu. Taip, dienos metu. Justina, kiek svarbu iš tikrųjų kalbant tokioje šventėje, o jau 23-oji, kaip mes minėjome, išlaikyti tą balansą tarp meno, galimybės patirti, pajusti, žaidimo ir tam tikrą prasme edukacijos, nes ji yra, mano nuomonė, tokia, neprikišama edukacija, bet neabejoju, kad tas 4-5 metų vaikiukas ar mergaitė pamatęs vos ne savo bendramžį grojantį vienu ar kitu instrumentu, jam ten irgi kažkas galbūt galvoje suvirpa ir ne tik tėvelių varyte varomas ateis į muzikos mokyklą, galbūt ateis į dailės mokyklą. Kaip jums atrodo, kaip tą balansą išlaikyti, kad ir vaikus sudominti ir tuo pat metu tą žinutę pasiųsti jiems? Aš manau, kad vaikams yra svarbiausia patirti sėkmę. Reikia juos įgalinti, kad jie, žodžiu, kažką tai gali parodyti, kad jie turi balsą, kad jie gali pasakyti, kad aš galiu ir gali parodyti, ką jie padaro, kad jų rezultatas. Ir kad niekas nekritikuotų, kad ten nelygintų vienas su kitais, bet tiesiog jų rezultatas ir jie tokie, kaip jie yra. Jie čiurlioniai. Taip. Reikia suprasti kiekvieno vaiko individualumą, ar ne, jo to nepakartojama. Ir labai dažnai, ko gero, mes suaugę darome klaidą, kad į vaikus žvelgime iš viršaus į apačią. Galbūt o šioje šventėje aš matau, kai visi susėda ant žolės, jeigu geras oras, tai visi atsidurime viename akių lygyje ir tada tas bendravimas yra jau visiškai kitoks. Taip, ir žaidžiame kartu, ir piešiame kartu, ir lipdome kartu, ir viską darome kartu su vaikais. Tai galbūt čia ir yra tos mūsų šventės esmė, kad ne vaikai daro, mes visi kartu su vaikais darom. Taip, kiek jums svarbis ši šventė, nes tai irgi ir organizaciniai rūpesčiai, bet ir kartu tas grįžtamasis ryšys yra ar ne? Be jokios abejonės, tikrai tikime tuo, kad ne vienas vaikas pabuvęs šventėje, pabandęs pagroti ar kažką pačiupinėti, jisai paskui pasirenka savo kaip tokią saviraiškos kryptį, eina į būrelį, eina į mokyklą. Tiesiog pati šventės atmosfera labai šauni, labai susibendrauja žmonės ir manau, kad mes šventės dalyviai, organizatoriai tikrai esam tokia bendruomenė, tiesiog labai šilta ir nuo to turbūt mieste šilčiau ir šviesiau yra. Arūnai, nepamiršome ir jūsų, ar štai, būdamas tiek metų skambančiame Spalvų mieste, galbūt surandate idėjų ir savo kūrybai? Savaime aišku, nes tuo pačiu metu ne tik vyksta kūrybiniai procesai, bet vyksta ir savotiškas didžiulis performances ir tuo pačiu ir happeningas, ir įvairiausių instaliacijų, nes vien stebėti yra įdomu, ne tik klausytis, girdint muziką, bet stebėti iš šalies gimsta irgi naujų idėjų. Gaila kartais, kad dauguma kolegų, kurie galėtų dalyvauti, yra užimti, įvairios veiklos, metų pabaiga, pusmečiai, kiti dalykai, galėtų žymiai daugiau įsitraukti tų veiklų ir tikrai visiems užtektų vietos. Džiaugiamės, vaikai prisimena, kurie jau ir baigė progimnazijas, kiti ir gimnazijas jau baigė, prisimena tuos dalykus. Tikrai yra tas grįžtamasis būtent akcentas. Tai asmeniškai aš pats džiaugiuosi tuo, kas vyksta pas mus tokioj gražioj erdvėj. Šiais metais buvo ketinta naujoje erdvėje surengti, bet nebuvo tai sąlygų, būtinių sąlygų, būtent visiems dalyviams ten persirengti. Tai būtų buvęs irgi naujas akcentas miesto sode. Vėl, jeigu šiais metais bus lietingas oras, telksimės visi jaunimo kūrybos centre. Tikėkime, kad oras bus palankus, savaitgalį sinoptikai žada ir juk tai bus paskutinės pavasario dienos, įžanga į vasarą ir temperatūros bus aukštesnės, galbūt ne tokios kaip Prancūzijoje šiomis dienomis ar Jungtinėje karalystėje, kur svilinantis karštis. Tai šeštadienis, gegužės 30, 11 valanda ir Daivutė Alytaus miesto parke prie dailės
mokyklos. Taip, prie dailės mokyklos. Taip. Taip. Ir dar tą progą noriu pasidžiaugti, padėkoti mūsų partneriams, Alytaus bendruomenės centrui, kurie visuomet parūpina stalus ir kėdės, dailės mokyklai, kuri mus priima, ir amatų mokyklai, jaunimo centrui, muzikos mokyklai ir, aišku, už šventės finansavimą Alytaus miesto savivaldybės administracijai. Tikrai šaunu, labai džiaugiamės visų bendrų darbų, bendrų indėlių. Tas bendras indėlis juk yra vis dėlto indėlis į mūsų vaikus augančią kartą, be jokios abejonės. Man ne vieną kartą teko kalbėti su jaunais žmonėmis, kurie jau nebegyvena Alytuje, bet kurie turi tam tikrų prisiminimų ir aš klausiu, kas labiausiai įstrigo iš jūsų vaikystės, jaunystės, tai vienai kategorijai tai yra jų laikas praleistas dailės mokykloje, kitai kategorijai tai yra laikas praleistas muzikos mokykloje. Tai muzikos mokykloje, sako, buvo labai neįdomu, nes reikėjo labai daug mokytis, bet po to, kai įvyksta koncertas, tada tu supranti, kad tas vargas nenuėjo veltui. Na, o ta erdvė prie dailės mokyklos, mano nuomonė, irgi turi savo tą specifinę laisvės aurą, jo lab, kad ir muzikos mokykla čia pat, ir dailės mokykla, ir ta erdvė, ji yra išties labai palanki kūrybiškam požiūrį į viską. Taip, iš tikrųjų išbandėm daug. Mes, kai sakau, pradėjom prie fontano miesto sode, paskui buvo ir Rotušės aikštė, ir buvo prie kultūros centro, ir vėl buvo įvairių vietų, bet šito vietoje jau kuris laikas, jeigu tik oras leidžia, tikrai darom, ir čia ir ta pievelė, ir saulė, ir pušis, ir tyla tokia susikaupimo. Tikrai puikiai. Tai laukiam visų šeštadienį 11 val. Prie dailės mokyklos. Tai, bičiuliai, paskutiniai mūsų pašnekovų sakiniai. Arūnai, pradėsime nuo jūsų. Kokį sakinį, kokią žinutę pasiųstumėte tiems vaikams ir jų tėveliams, kurie niekada dar nebuvo skambančiame Spalvų mieste? Aš daugiau kitokios ir nematau žinutės, kaip jeigu norit, kad būtų refleksija ir kad mes kurtumėm ne rankų darbo, o jausmų skulptūrą savo, būtent ateičiai, tai reikia ateiti į skambančių Spalvų miestą. Tikrai kviečiu, atidėkite ten kokius nelabai skubius darbus ir ateikit pabūti su mumis šeštadienį. Justina? Taip, tai kviečiu ateiti ir kurti mūsų svajonių miestą kartu, nes menas išgelbės pasaulį. Justina, to šventai tikite? Taip. Aš tikrai būsiu šį šeštadienį, ne 11, o šiek tiek po 12 valandos, nes man tada yra pats smagiausias laikas pasijusti šiek tiek tuo vaiku ir sugrįžti į savo vaikystę, kai negalėjai nei instrumento turėti, nei galbūt dažų ir teptuko turėti, bet atsidūręs šioje aplinkoje, tu kažkaip tai irgi bandai pasinerti į savo svajonės. Vienas išsipildžiusias, kitas ne. Ačiū labai, šiandien mūsų studijoje viešėjo Skambančios Spalvų miesto organizatoriai Arūnas Vaitkus. Arūnai, ačiū Jums, kad suradote laiko. Ačiū Liudai, ačiū visiems dalyviams, ačiū. Taip pat Daiva Martikonytė, Justina Jočytė Orinienė. Ačiū Jums už Jūsų pastangas. Dėkojame. Ačiū Jums labai. Ne tik menas, bet ir kūrybiškumas, ko gero, gali išgelbėti kiekvieną iš mūsų šiame beprotiškame pasaulyje. Tai buvo gyvas miestas. Dienos kaleidoskopas. Gyvas miestas visada.